Švenčionių vaistažolės savo istoriją skaičiuoja jau daugiau negu 140 metų. Esame ir seniausia tokio tipo vaistažolių įmonė šitoje Europos dalyje, bei šiai dienai galim drąsiai sakyti, kad esame jau ir didžiausia įmonė gaminanti vaistažolinės arbatas visame Pabaltyje. Turim vieną tokią problemą, kur irgi reikia vertinti, turim sezoniškumą. Norim, nenorim, pas mus jis yra didelis, kartais net 2-3 kartus. Ir natūralu, kad tenka bendrauti su bankais. Visi puikiai žinome, kad tas procesas nėra greitas. Nėra greitas ne todėl, kad nėra pinigų, o todėl, kad biurokratiniai ir dokumentų tvarkymai, visi mechanizmai jau užima labai daug laiko, reikalauja labai daug energijos. Už tai džiaugiamės savo bendradarbiavimu su Urbo banku, kur viskas buvo padaryta tikrai greitai, atsižvelgiant į mūsų poreikius ir tai, ko mums reikėjo. Šiandien dienai, reikia priimti sprendimus greitai, aiškiai, paprastai, gal ir ne visą laiką pačius teisingiausius ir labiausiai išdiskutuotus, bet sprendimai turi būti greiti, aiškus ir suprantami visiems. Įmonė turi augti ir vienas iš mūsų tokių konkurencinių pranašumų tai yra didelis asortimentas. Taip. Mes galim pasiūlyti vartotojui iš karto labai daug pozicijų. Ir bet kur. Reiškia maisto sektoriui, farmacijos sektoriui, maisto papilduose, visur turim pasiūlyti savo pozicijas. Tai jeigu taip be pasakų, be ilgų, kalbų apie skaičius, poreikis jums apyvartai, poreikis, sandėlio, žaliavų formavimui, nes jūsų tiekėjų ir pirkėjų daug, pozicijų daug. Tame yra mūsų įdirbis. Tam ir esame mes, Urbo bankas, verslo paskolos be pasakų. Tam, kad greitai, aiškiai ir suprantama.